Na štai, šiandien verdu, taip sakant, šaltienos sultinį ateičiai, jeigu turėsi daugiau mėsos, bet šiaip tai yra daugiausia kaulai. Čia iš aibės dabar. Tai va, kaip matote, labai basi. Tai čia net sriubai nieko nebus ir nėra ko ten vargti kokias 2 valandas, kad būtų tas skystis. O bet šiaip tai sultinys čia bus geras, kadangi kaulų yra daug, nereiks dėti daug želatinos ateičiai ir nereikės jos visai naudoti. Tai ką mes dėjom? Nu tai aš aišku. Tai va, tai šitie visi dalykai, nesvarbu, kad jie čia nenulupti visai ir nereikia, tegu būna, va, įsigaskit dabar. Tai juk paskui persunksite tą sultinį. Ir dabar reikia, kad mėsos nukrystų nuo šito ir žiūrėsit, nebent labai mažas dalykas gausis, va, matot, ir krinta tie visi lapai, tai paskui juos ir nusunksim ir jų nenaudosim. O šiaip tai labai daug džiovintų visokių daržovių. Ir reiškia, kalendra, ir petražolės, va, lauro lapai ir panašiai. Tai per tą laiką, česnaką, aišku, viską dėjau su visais tais, nes čia irgi skonis, žinokit. Taip, kad čia nieko baisaus, kadangi mes sunksim šitą reikalą. Ir paskui per sunkę iš mėsos padarysim, jeigu kas ten bus, labai mažai šaltienos čia bus. Bet sultinys tai bus fantastinis ateičiai, kai nusipirksim daugiau mėsos. Tai va, gero ryto, dirbam. Tiesa, kodėl nededu morkų? Morkos visą laiką duoda labai greitą raugimą. Tai jeigu naudosit morkas čia, ne tik žalias tas visas daržoves, galima dar čia įdėti, ką turit. Reiškia, greitai pradės rūgti jūsų šaltiena, bent iš mano praktikos. Skanaus iki, nebus skanaus. Ne tai kaip, ar verdėt sultinį. Tai va, dar prieš tai tos lapus visus ten geltonus nuėmiau, nebūtinai laukti, kol ten, kaip sakant, sunksime viską. Galite nuimti bet kada. Aišku, leidžiu. Tai va, o čia dabar kas toliau gaunasi. Na va, švaru, gražu, atsiprašau, aprūko. Tai žiūrim mėsą, svarbu dabar. Tokie kaulai, žinokit, tai va, tada. Tai ant labai mažos. Ar pridėjo druskos jau gali dėti. Ir galėjote ir anksčiau, jeigu aš to nepaminėjau, pipirai ir panašiai. Ir va, tegu vėl uždengiu dabar. Panašiai gal dar valandą. Reikia, kad jie krystų nuo kaulų. Tai štai paskutinė dalis mūsų sultinių. Tai paveria dabar iki 1 valandos ir žiūrim vėl, patikrinam. Tai va, kauliukai. Mėsytė, nežinau, ar dabar parodysim. Va, krinta. O kadangi dar pastovės karštam vandenį, tai pilnai užtenka viską. Čia įsitrauksit, persisunksit, mėsytę nuimsite. Pasiliksit sultinį arba dalį sriubai. Arba dalį pasidarysit šaltienos su tą mėsytę. Viskas. Ramu. Gražu, geros dienos. Iki, išjungiu.